Labas vakaras dar sykį tiems, kurie esate čia ir sveiki visi, kurie žiūrėsite įrašą. Šį vakarą mes susitikome antrai senokai suplanuotai paskaitai, kuri vadinasi genealogijos įvadas. Ir šiandien mes, žinoma, kalbėsim apie genealogiją ir kaip minėjau, praėjusią kartą buvo lyrinė dalis, o šiandien tokia trupučiuką tikslesnė, su lyriniais interpais. Tai pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Bet pirmiausia, aš noriu paklausyti tų, kurie dalyvavo praėjusioje paskaitoje, ar pavyko ką nors pritaikyti iš praėjusios paskaitos, kokius pratimus ar pasiūlymus mokykloje. Parašykite į susirašinėjimą, dabar jau mikrofonus laikykime išjungtus, bet jeigu pavyko kažką bent smulkmeną kokią pritaikyti, tai pasidalinkite žinutę. Va. O mes kim toliau. Na ir dar vienas klausimas jums, galite tiesiog atsakyti patys savo, pasitvirtinti, ar jūs esate patys sudarę, arba bent jau matę savo giminės medį. Jeigu jį turi kažkas kitas giminėje, pas ką jūs tą medį matėte, kiek jame yra pavaizduota kartų. Sakykime, jeigu skaičiuojame nuo savęs pirmąją kartą, arba nuo savo vaikų. Kas jums buvo įdomu tame medyje? Žodžiu, prisiminkite, kaip atrodo jūsų giminės medis, jeigu toks yra. Jeigu nėra, tai bus proga pradėti ir tą medį sudaryti. Na ir turiu pasakyti, kad galbūt kai kurios mintys bus panašios į praėjusios paskaitos, nes visgi norisi turėti tą tokią sąsają ir kita vertus yra žmonių naujai prisiregistravusių į šią paskaitą, nors nuorodą į įrašą pirmos paskaitos jūs turite. Bet kai kas gali trupučiuką kartotis. Tai prašau nepykti, bet didžioji dalis informacijos yra visiškai kitokia negu pirmoje mūsų paskaitoje. Tai pirmiausia, kai kalbame apie genealogiją, kartais mes žiūrime gana siaurai. Na, yra vardai, yra datos, yra vietovės ir tarsi va tai mes ir dedame giminės medį. Bet yra dar šiek tiek daugiau. Jeigu mes pagalvotume, tai su giminės medyje užfiksuotai žmonėmis susijusių žinių, prisiminimų, informacijos, istorijų mes rastume labai įvairių. Ir jeigu reikėtų plačiau apibriežti, kas yra genealogija, tai jie galėtų įeiti ne tik vardai ir vietos, bet ir tie mūsų protėviai, bet ir paveldas, kurį jie paliko mums, ir kultūra, tautinė kultūra, ar ne? Tai, ką mes radome, atėjo į šį pasaulį. Kita vertus, vėl galim prisiminti mokyklą, kiek viso to yra mokykloje. Ir jeigu, sakykime, net ir gauna mokiniai užduotį sudaryti giminės medį, ar galėtume pasakyti, kad jie tikrai pažįsta savo protėvius, sudarė giminės medį ir užrašė tuos vardus, kuriuos kažkas jiems papasakojo, pasidalino. Tai čia truputį galbūt retorinis klausimas, bet kita vertus galim užduoti kitą klausimą. O kas yra įdomu mokiniui? Ar mokiniui savaime yra įdomu tokie dalykai? Sudaryti giminės medį, užfiksuoti kažkokius prisiminimus, sužinoti daugiau apie giminės istoriją ir kartu su tuo ir tautos istoriją. Tai ko gero suprantama, kad mums yra patogiau ir dėl to įdomiau ne tik mokiniams, bet mums visiems tai, kas yra greita, kas yra smagu, kur nereikia daug pastangų, na ir ypač jaunimui, tai dabar turbūt yra tas momentas, kai norisi visko greitai, staiga ir kad tas rezultatas ateitų tiesiog savaime ir linksmumas nugali tą kažkokią gilesnę prasmę ir panašiai. Tai tada, aišku, savaime galim galvoti, o tai kaip tada mokinį patraukti link tos genealogijos, jeigu, sakykime, jums patiems yra svarbu, jūs galvojat, kad tai savaime įdomu, o kodėl mokiniui turėtų būti įdomu. Tai bandysim nuo dabar iki šitos paskaitos pabaigos padaryti tokį surišimą, sąsają, kodėl mokiniui galėtų būti įdomu ir kokią liniją mes galime rinktis, pasakodami apie tai savo mokiniams ir galbūt vaikams. Na, tai genealogija, jeigu norėtume teoriškai apibriežti, tai būtų iš graikų kalbos žodis. Gene reiškia šeima, logos reiškia mokslas, na, mokslas apie šeimą. Tuo pačiu žodžiu mes galime apibūdinti ir patį tyrinėjimo procesą.
užsiima žmogus genealogija, ne? Ir yra tyrinėtojai, kurie sako, kad genealogija tai yra tik faktų rinkimas. Turi taip atsiskyrę, kad genealogija tai faktų rinkimas, o tie, kas renka istorijos nuotraukas prisiminimus, tie domisi šeimos istorija. Aš asmeniškai negalvoju, kad šitos dalykus reikėtų atskirti. Manau, kad vienas žodis yra tarptautinis, o kitas junginys lietuviškas, bet iš esmės tai visi tie dalykai, kurie leidžia mums geriau pažinti giminės istoriją, šeimos istoriją ir yra tai, ką mes vadiname genealogija. Na, kam jinai reikalinga? Tai visų pirma, turbūt priežastis kiekvienas mes galime atrasti kitokias. Tokios, kurios mums yra svarbios. Aš galvoju, kad labai dažnai genealogija žmogus pradeda domėtis, nes jam neduoda ramybės kokia nors istorija. Kažkokia legenda giminėje. Ten kažkas buvo paimtas į karą, kažkas dingo be žinios, kažkas paveldėjo kažkokios žemės. Būna net istorijos apie lobius ir iš tiesų jos būna. Tai tų istorijų yra įvairių ir kartais žmogui visą gyvenimą kažkaip vis neramu, norisi išsiaiškinti. Tai būna priežastis pradėti. Kita vertus, kito žmogaus paklausia, net nesupranta klausimo, sako, tai tiesiog įdomu, kaip gali būti neįdomu sužinoti, kur yra tavo šaknis. Tai ne visiems taip atrodo, aišku, ir kartais žmogui reikia daugiau argumentų, kad pagalvotų, gal čia visai neblogas dalykas, bet turbūt geresnis klausimas, kurį galima užduoti, yra, ką mums gali suteikti genealogija. Ir čia galime truputį apibendrinti plačiau, nes suteikti gali kiekvienam žmogui. Tarsi aiškesnis tas atsakymas. Ir pirmiausia, turbūt reikėtų sakyti, kad genealogija gali mums duoti tokį suvokimą, kad nesame vieni. Ką aš turiu galvoje? Na, visų pirma, tai gyvenam labai individualistiniai visuomeniai ir vargstam tarp pareigų kažkokių įsipareigojimų ir noro būti visiškai nepriklausomam nuo kitų, ar ne. Ir paprastai tokia naujoji mada yra, kad aš niekam nieko neprivalau. Ir, žodžiu, esu vienas sau toks, veikiu, ką noriu, darau, ką noriu. Tarsi dabar tokia tendencija. Tai iš vienos pusės tai mums gali duoti tą supratimą, kad nėra visgi taip, kad esu vienas toks nuostabus pasaulyje, yra šalia mane žmonių, kurie yra su manim susiję. Ir galbūt mes vieni nuo kitų kažkaip priklausome ir tikrai priklausome. Kita vertus, dar viena šiuolaikinio pasaulio liga yra vienišumas. Ir yra daug žmonių, kurie jaučiasi vieniši. Ir kartais tas pradėjimas domėtis giminės istorija visų pirma gali suteikti pažintį su giminaičiais, kurių jau nebepažinojom, o kita vertus tai vien tas pažiūrėjimas, kad yra daug žmonių, su kuriais mes esam tiesiogiai, fiziškai, genetiškai susiję, irgi gali suteikti tokio truputį nurimimo jausmo, kad visgi nesu vienas šitam pasaulyje. Net galbūt, jeigu ir nepažįstu tų žmonių, arba nelabai žinau daug apie juos, arba nebendraujam, bet yra ir galbūt gatvėje mes prasilenkėme eidami į darbą, ar į mokslus, ar dar kur nors. Kitas dalykas, kurį gali suteikti genealogijos tyrinėjimas, yra atsakymus kodėl. Na ir ką aš turiu galvoje? Labai paprastą dalyką. Būna žmonės juokės, kai užduoda šitą klausimą. Pagalvokite gerai, ar yra jūsų giminėje arba šeimoje, artimoje aplinkoje žmogus, kur jūs jį mylit, viskas gerai, jis yra šeimos narys arba giminaitis, bet negalit suprasti, atrodo, kodėl jisai toks, kas jam yra, į kažkokį dalyką galbūt labai aštriai reaguoja, arba turi labai aršią nuomonę kokią nors temą, ir jūs negalite suprasti ir kartais net negalit pakęsti to. Na ir tada klausimas kitas. Ar kada nors pagalvojate, o kodėl tas žmogus toks, kokia yra priežastis to? Ne? Ir čia yra tik toks šaržuotas truputį pavyzdys, bet gyvenimiškas. Kita vertus, kartais mes nesuprantame, kodėl kažkas atsikartoja iš kartos į kartą. Ir skamba kartais mistiškai. Bet didelės mistikos tame nėra. Negalime suprasti galbūt ligų priežasčių, netgi jeigu žiūrėtume grinai fiziškai. Negalime suprasti
galbūt kodėl karta iš kartos renkasi žmonės tą pačią profesiją, turi panašų talentą. Arba baimė, pavyzdžiui. Kodėl yra žmonių, kurie bijo stovėti autobuso stoteliai? Kokios galėtų būti priežastys? Ir kažkam galbūt iš jūsų jau kirba mintis, kad panaši situacija giminėje buvo. Na ir dalis jūsų esate jau girdėję šitą istoriją, aš ją dažnai pasakoju, bet tiems, kas negirdėjote, papasakosiu dar sykį. Jūs dabar matote ekrane nuotrauką. Nuotraukoje, audra, žaibai, žodžiu. Įsivaizduokite, kad jūs stovite ten. Ir klausimas galbūt irgi daugiau retorinis, kaip jūs jaučiatės. Kažkam kyla nerimas, kažkas sukausto baimė, o kažkam ramu gražu atsistos žiūrės gal arbatą gerdamas ar kavą. O istorija tokia. Aš nuo pat vaikystės žinau visą veiksmų planą, ką reikia daryti, kai prasideda perkūnija. Gyvenau kaime, vienkiemyje ir žinau, kad turi būti išjungta elektra, uždaryti langai ir duris, žodžiu, laukime viduje, kol viskas pasibaigs. Saugumo taisyklės, visa kita. Ir niekad man neatėjo į galvą, kad kas nors galėtų elgtis kitaip. Ir po kažkiek metų, kai jau lankiau mokyklą, vis nepasitaikydavo tos perkūnijos, bet vienas iki pasitaikė, buvau turbūt penktokė ar šeštokė. Ir mes sėdime kabinete per pertrauką su bendramoksliais. Aš sakau, uždarykim langą, nes prasidėjo perkūnija, žaibai. Jie į mane žiūri ir nesupranta, ko aš iš jų noriu. Sako, kas tau yra? Ir buvo tas toks pirmas suvokimas, kad, ne visi žmonės pasirodo laikos kažkokių tų taisyklių, ne visi bijo tos perkūnijos, čia jiems atrodo viskas normalu. Ir praėjo nemažai metų, kol aš susipažinau su savo antros eilės pusseserė. Jinai šiek tiek už mane vyresnė ir jinai leisdavo nemažai laiko su mūsų bendra promočiute, kurios aš nepažinojau. Tai sako, tu neįsivaizduoji, mes iš Žemaitijos, sako, ta mūsų babunė, jinai pablūsdavo. Kai prasidėdavo perkūnija, suvarydavo visus į trobą, uždarydavo visas ten dangas, kokios tik įmanomos, liepdavo vos ne vidury kambario sėdėti, kad nesėdėtų žmonės prie lango arba rozečių ir laukdavo, kol perkūnija pasibaigs. Aš klausau jos ir sakau, praktiškai tie patys sakiniai, ką aš girdėdavau iš močiutės, nors mano močiutė ir jos močiutė daugybę metų visiškai nebendravo, neturėjo ryšio, nors buvo seserys. Tai nebuvo, kad mes viena iš kitos kažkaip čia girdėjome ir panašiai. Tie patys sakiniai. Sakau, nieko savo, labai įdomu. Ir aš turėjau tokią laimę gyvenime dar susipažinti su savo promočiutės seserimi, viena iš jaunesnių, kol jinai dar buvo su mumis. Net nežinojau, kad jinai dar gyva ir staiga pavyko sužinoti, susitikti ne vieną kartą ir jinai pasakodavo istorijas. Vieną kartą pasakoja, sako, žinai, jauniausias mano mamos brolis, jisai dirbo laukuose ir jį užklupo audra. Ir nutrenkė vidury lauko kartu su 2 arkliais. Ir man jau toks šiurpas per nugarą, suprantat, kažkas čia keista vyksta, bet galvoju, reikia patikrinti, kartais būna žmonės neteisingai, ką nors prisimena ir panašiai, dar nebuvo gimusi. Grįžtu namo, lendu į bažnytinius įrašus mirties, žodžiu, maždaug įsivaizduoju, kokia ta data galėjo būti ir ieškau. Ir žiūriu tikrai, randu įrašą, tuo metu buvo rašomi bažnytiniai įrašai rusų kalba. Ir matau, kad tas Jonukas, čia rašo, kad 19 metų, iš tiesų tai 20, nes mirties įrašuose dažnai amžius netitinka iki galo, tikrai mirė nuo žaibo. Ir gali skambėti galbūt keistai, bet iškart pasidaro aišku, kodėl toje giminėje karta iš kartos, taip žmonės, o ypač moterys, nes tame veiksme, kai jį surado, kai jam pervilkinėjo pradegusius marškinius, dalyvavo moteris. Ypač moteris jos kažkaip karta iš kartos perdavė būtent, kad reikia saugotis, kad daugiau tai nepasikartotų. Na ir viena vertus tai istorija tokia, kur tarsi perdavė tiesiogiai ar ne. Turi saugotis, turi laikytis tam tikrų taisyklių, kad būtum saugus. Kita vertus yra dalykų, kuriuos sudėtingiau paaiškinti. Ir būna, kad kažkokie panašumai pasirodo tarp žmonių, kurie galbūt net nebuvo susitikę gyvenime ir panašiai. Na ir dabar jau vis daugėja ir tyrimų įvairių, ir mokslininkai nebe tik tą tokią fizinę genetiką pripažinti pradeda, bet ir tą, kurią mes tarsi negalime apčiuopti, bet pasirodo yra kažkokie tokie kodai, kurie
perduodami iš kartos į kartą. Tai yra įdomių dalykų ir kartais net ir nebandydamas gali suprasti, kodėl. Na ir kita vertus, genealogija mums gali suteikti galimybę priimti praeitį, istoriją, žmonės, įvykius, nes čia yra viena sudėtingesnių užduočių, ko gero. Priimti istoriją tokią, kokia jie yra. Nes tai yra iššūkis ir mes esame linkę teisti ir kaip tas žmogus taip galėjo pasielgti ir kasdienybėje mes tą darom, ar ne, negalim suprasti vieni kitų, kitaip nebūtų konfliktų. Kita vertus, mes galime teisti ir tuos, kurių jau nebėra. Kodėl jis taip pasirinko? Ir čia yra tokia vieta, kuri yra slidi, nes tikrai matau savo akimis atveju, kai žmogus nesužinos tiesos, nes tiesiog per daug pyksta ant praeities ir negali eiti toliau. Ir įspūdinga yra sutikti jau virš 80 metų moterį, kuri sako, nenoriu žinoti tų savo senelių vardų, kam man tokie seneliai, kurie mums vaikams pieno gailėdavo. Ir mes nežinom, kodėl jie to pieno gailėdavo. Tai yra vaiko įspūdis kažkoks, o ar tikrai jie ten pagaidėjo, ar gal negalėjo, gal karvė sirgo, o gal trūko maisto. Nežinom. Bet jinai vis dar pyksta ir jau jos vaikai irgi tų vardų ir tų istorijų nežinos. Tai čia yra didysis iššūkis. Ir tikrai kartais užtrunka, kad priimtume kokią nors situaciją, bet mes istorijos pakeisti negalim, mes galim iš jos pasimokyti, niekaip negalim jos pakoreguoti, tik tais galime bandyti pasiaiškinti, o kodėl tas žmogus tai pasirinko. Galbūt tai buvo vienintelis variantas, kurį jis matė. Tai čia yra tarsi ir būdas žvelgti į genealogiją, kad galėtume tyrinėti toliau, bet taip pat ir vienas pagrindinių principų, kaip, ką daryti su to, ką jau sužinojom. Taigi, kodėl tuo turėtų domėtis jaunimas? Na, pirmiausia, tai turbūt paaiškinimas labiau mums negu jaunam žmogui, bet apie tai kalbėti vis tiek būtina, kad senesnių kartų pažinimas, jų gyvenimo būdo pažinimas, tų įvykių suvokimas formuoja kitokias vertybės. Na ir vertybės šiais laikais yra toks labai opus klausimas ir mes labai skirtingai žiūrime į tam tikras temas ir dalykus, bet tos tokios prigimtinės, tarsi žmogiškosios vertybės, jos vis dėlto yra stipriai veikiamos, jeigu jaunas žmogus kuo anksčiau pradeda prisiliesti ir prie tradicijų, ir prie paveldo dalykų, ir taip pat prie savo giminės ir jos istorijos pažinimo. Kitas dalykas, tai čia ne tik jaunimui, bet mums visiems. Genealogija mums suteikia progą priartinti tai, ką mes vadinam paveldu, istorija, tradicijomis prie mūsų. Tai nebėra abstraktu, tai yra tai, kas vyko su mūsų šeima. Na, pavyzdžiui, viena iš įdomiausių temų paprastai mokiniams istorijos pamokų metu yra tremtis. Kodėl? Dėl to, kad, na, bent jau, kai aš mokiausi, tai būdavo. Galbūt ir dabar dar yra, sakykime, tų žmonių, kurių mokiniai gali pasiklausti savo šeimoje, kaip atrodė ta tremtis. Ir tai tampa asmeniška. Kitas dalykas, pavyzdžiui, įsivaizduojam, atsiverčia mokinys kokį ten vadovėlį ir mes kalbėjome, man atrodo, ir praėjusį kartą apie tai ir mato ten dainos žodžius, jos liaudies dainos. Tai yra viena, bet kai girdi savo močiutę nuolat dainuojant tą dainą ir vėliau prisimins, kad močiutė šitą dainą dainuodavo, tai ryšys yra visai kitoks. Na, galų gale tie patys amatai. Viena yra iš YouTube'ės video išmokti megzti, o kita iš močiutės. Arba viena yra pamatyti muziejuje austinę juostą, o kita yra žinoti, kad konkrečią juostą nuaudė promočiutė. Tai čia yra tik tai tokie pavyzdžiai, bet tai yra visoje mūsų aplinkoje, kad yra dalykų, kurie mums pasidaro žymiai asmeniškesni ir tai gali būti ir literatūros kūriniai kažkokiamis temomis, ir istorijos faktai. Jeigu mes žinome, kad ten dalyvavo mūsų protėviai, mūsų giminės nariai, tai mums pasidaro jau iš karto įdomiau.
Na ir aišku, kartu su vertybėmis tai formuoja ir pasaulėžiūrą, kad nesame tokie čia vieni, kad yra žmonių aplinkui, kad turim kreipti dėmesį vieni į kitus, o to turbūt pripažinsit, šiais laikais šiek tiek trūksta. Nes atrodo, visi gali viską, o pareigos kažkokios truputį nyksta. Na va. Ir kita vertus, kodėl dar ir iš tiesų tai veikia, galima sakyti, kad galbūt tai yra šiek tiek manipulacija, bet turbūt visas žmonių bendravimas yra šiek tiek manipulacija ir neišsigąskit, tuoj pasakysiu, ką turiu galvoje. Tai nuo istorijos pradėsiu. Aš prieš metus vedžiau užsiėmimą vienoje mokykloje šeštokams. Ir žmonių, kad jie septintokai, tai dar kaip su vyresniais kalbėjau, paskui sako šeštokai, tai jie taip ten gražiai viską pasakojo. Ir mūsų tas užsiėmimas vyko prieš lapkričio 1-2. Tai mes vis kažkaip grįžome prie tos temos, kad jie važiuos pas senelių, pas prosenelių ir būtinai juos kalbintų, darytų įrašus, nes kada nors tikrai džiaugsis, kad tuos įrašus turi. Ir atėjo laikas aptarimui. Kiekvienas paima kalbėjimo daiktą ir atsako į klausimą, ką pritaikys, žodžiu, ką suprato, ką pritaikys, išėjo iš to užsiėmimo ir panašiai. Ir vienas vyrukas taip užtikrintai sako, aš dabar supratau, kad kai nuvažiuosiu pas močiutę, turiu labai gerai visko jos išklausinėti, nes jinai gali greitai mirti. Tyla. Jį žiūri bendraklasiai. Nežino, ką sakyti. Aš tai juoktis pradėjau, žinokit, nes buvo toks šokas visiems, bet iš tiesų tai vaikas teisybę pasakė. Nu taip yra, mes nežinom, kas gali atsitikti. Tai tas kalbėjimas apie praleistas ir nepraleistas progas yra svarbus, kad jie dar turi galimybę pakalbinti senelius, jie dar turi galimybę pakalbinti net prosenelius, dar yra gyvų prosenelių. Ir jie gali tuos įrašus pasidaryti ir aš tiesiai šviesiai sakau mokiniams, jums dabar gali būti visai neįdomu. Viskas gerai. Bet paklausykite tos ir pasidarykit bent pusvalandžio įrašą, nes jūs kada nors ir savo ir man padėkosite. Ir tai priminti, kad jie dar turi progą, jie dar gali bendrauti. Ir ne tik bendrauti, bet dar ir tą, ką pasakoja, jiems užfiksuoti. Nes pripažinsit turbūt, kad kažkada prieš kiek nors metų nelabai klausydavomės, ką mums pasakoja, galvodom, tą patį per tą patį. O kai praėjo kiek laiko, tų žmonių nebėra ir tada galvoji, o aš praleidau progą ir nebegaliu paklausti. Tai tokį, kaip sako, meškerės užmetimą į ateitį padaryti jaunimui, mokiniams, man atrodo, verta, nes bent kažkas iš jų pajus tą tokį truputį kabliuką kažkur dušiai, kad gal teisybę sako ir tikrai kažkada ateis laikas, kai mano tos močiutės neliks. Ir galbūt aš dabar turiu pasinaudoti progą ją pakalbinti, iš turėjęs įrašą savo pasiklausyti ir ateityje savo vaikams. Paklausyti, parodyti, kaip kalbėjo ta mano močiutė. Tai mes keliaukim dabar prie pačios tos genealogijos. Kur jos ištakos? Na, tai visų pirma, turbūt ne kiek genealogijos, kiek apskritai protėvių svarbos ištakos. Tai yra visose senosiose tradicijose. Protėvių kultas buvo lietuvių kultūroje, baltiškoje kultūroje ir tokios tradicijos, kurias mes dabar atliekame tik tai kaip tradicijas, buvo ritualai, pavyzdžiui, kūčių vakarienė. Jis nebuvo skirta tik tais mums čia prisivalgyti. Jis buvo skirta paaukoti maisto protėviam. Netgi, sakykime, vėlinių vadintų ilgių tradicijos jos buvo panašesnės į kūčių, negu kad dabar minime tas dienas. Ir daugelis švenčių buvo iš tiesų skirtos originaliai užmegzti kažkokį ryšį su protėviais. Ypač tų švenčių, kurios minimos po derliaus pabaigos, tas laikotarpis, toks ramusis, gilusis metų laikotarpis, būtent skirtas tam. Na, jeigu galvotume apie bet kokią religiją, tai visuose šventuose raštuose mes surasime tokias užuominas, kad šitas didvyris ar dievas ar dievaitis ar dar kas nors buvo tokio kito dievaičio sūnus. Ir panašiai. Tai ta svarba parodyti tą liniją, jinai buvo. Jeigu mes pridėtume prie dabartinės civilizacijos, tai, žinoma, atsiverstume Bibliją ir Naujajame
testamente rastume Jėzaus Kristaus genealogiją. Na, taip, tai yra Juozapo genealogija, o įsūnis turėjo sūnaus teisės, tai žodžiu yra skiriama taip. Pagal motiną, pagal Mariją nėra tokia aiški ta genealogija ir yra ginčijamasi, nors tarsi žinoma, kad tikrai toks istorinis asmuo Jėzus Kristus buvo. Bet Marijos genealogija turi tokių neaiškumų, yra keli variantai, bet Juozapo yra užfiksuota Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Luką. Žodžiu, viskas yra parašyta. Na ir rastume, žinoma, tų užuominų kokių nors įvairiuose šaltiniuose ir įvairiose kultūrose. Ir turbūt yra tekę skaityti tokia galbūt truputį interneto tautosaka, bet kažkiek tiesos ko gero yra. Sakykime, kad yra genčių Afrikoje, kur iki dabar žmogus turi žinoti 8 kartų protėvių vardus, negali būti jokios kraujomaišos. Arba yra tokia sufijų kultūra, kur dvasinė praktika yra suktis. Ir yra tekę skaityti tokį faktą, kad turėdavo sufijai nešiotis prie savęs kažkokią kortelę, kurioje būtų 7 kartų protėvių vardai. Kokia ar tai akmeninė kažkokia plokštelė. Tai tų tokių paminėjimų, aišku, galėtume pririnkti ir daugiau. Bet tai, kas yra arčiau mūsų ir suvokiama geriau, tai yra iš esmės jau Europos kultūra ir kilmingų šeimų genealogijos. Nes ar valstiečiai reikėjo giminės medžio? Giminės medžio schemos buvo visa, ko reikėjo kilmingiesiam. Ir tos schemos buvo brėžiamos vien dėl to, kad būtų aišku, kaip perduoti turtą ir titulą. Taigi štai. Na ir jeigu kalbėtume apie genealoginius tyrimus Lietuvoje, tai tų momentų buvo įvairių. Europoje buvo turbūt susidomėta genealogija labiausiai apie 18 amžių, 19 amžiuje tarsi buvo toks nurimimas, romantizmo idėjas. 20 amžiuje po truputį vėl pradėjo žmonės daugiau domėtis, nors ir buvo sudėtinga, bet turbūt žinote tokių žmonių, kurie vis tiek bandė patekti į archyvus, ieškojo dokumentų ir taip toliau. Va, ir dabar, jeigu reikėtų apibūdinti dabartinę situaciją, tai negaliu sakyti, kad yra puiku ir visi supranta, kam tai reikalinga. Daug kas nesupranta. Kiek teko domėtis, pavyzdžiui, Latvijoje yra didesnis susidomėjimas kaimynus. Bet žmonės vis labiau domisi ir buvo toks įprastas stereotipas, kad paprastai domisi žmonės, kuriems jau virš 45. Žodžiu, jaunimas tai jiems nesvarbu. Bet ką aš dabar matau, tai kad vis daugiau jaunų žmonių ateina, jungiasi, klausia, žodžiu. Tikrai ta auditorija jaunėja, bet ir mokyklose, netgi tiesiog įprastose klasėse matau tokių vaikų, kuriems iš karto tiesiog atrodo viskas užverda ir jie sako, aš dabar ieškosiu. Net ir 6. Na, jeigu reikėtų taip rimčiau, tai Lietuvoje genealogija nėra laikoma atskirų mokslų. Yra laikoma pagalbinė istorijos disciplina. Ir aš bandžiau peržiūrėti studijų programas susijusią su istorija, archeologija, archyvais ir panašiai, kur yra kokių nors dalykų su tuo susietų ir ne vienoje programoje neradau atskiros paskaitos skirtos genealogijai. Tiesiog nėra. Tai vadinasi, genealogai yra žmonės, kurie patys savarankiškai tam ruošiasi, išmoksta ir darbuojasi. Ir tikrai ne visi jie yra pagal išsilavinimą istorikai. Inžinieriai, biologai, biochemikai ir taip toliau. Taip toliau. Dantistai, žodžiu, mes turime labai platų spektrą genealogų Lietuvoje. Bet galbūt ateityje ta situacija pasikeis. Užsienyje, ypač Amerikoje, tai yra tikrai labai daug dėmesio skiriama ir iš mokslinės pusės vystoma labai yra ir ta genetinė genealogija pagal DNR testus. Na, o kol kas mūsų šalyje tai yra tokia vystymosi stadija. Jeigu reikėtų pakomentuoti tą teiginį, kad genealogija yra pagalbinė istorijos disciplina, aš niekaip negaliu sutikti. Aišku, jeigu bandytume loginiais argumentais paremti šitą teiginį, tai turbūt tikrai paremtume, bet man atrodo, kad genealogija gali apimti tikrai daug plačiau negu tik kaip
užfiksavimas schemoje vardų ir datų. Ir, apie tai jau pradžioje ir kalbėjau. Tai keliaukim dabar, pasižiūrėkime. Ir turbūt vėlgi interneto tautosaka sklandanti jau leido jums matyti tą protėvių matematikos skaičiavimą. Mums reikėjo 2 tėvų, 4 senelių, taip toliau. Ir iki 7 kartos, jeigu skaičiuojame nuo savęs, tai yra 127 žmonės. Na dabar užduotėlė jums. Šitas skaičius 4095. Parašykite atsakymą susirašinėjime. Kaip galvojate, kiek tai yra kartų? 4095 žmonės. Tai yra tik tiesioginėje linijoje, vadinasi, tokia ta piramidė kaip susidaro, platėja. Tik tiesioginiai protėviai. Kaip galvojate, kiek tai yra kartų? Ir žmonės kartais pribloškia tie skaičiai, kaip gali būti, kad tiek daug žmonių reikėjo, kad aš gimčiau ir dabar čia būčiau. Ir čia yra sveikas priminimas, kartais kiekvienam ir man pačiai būna. Aš užsigalvoju ir čia kažkokie rūpešiai ir panašiai. Po to pažiūrė tą skaičių ir jeigu bent viena smulkmena būtų įvykus trupučiuką kitaip, tai galėjo čia mūsų iš vis nebūti. Yra toks procesas, vadinamas redukcija. Ir galbūt prieš kažkiek kartų išsiskyrė 2 linijos ir kai jau nebežinojo, kad yra jų palikuonys giminaičiai, vėl susitiko, susituokė ir tas skaičius bus mažesnis, bet tai vis tiek bus tūkstantinis. Atsakymų nematau, bet paslaptį išduosiu, tai yra 12 kartų. Laiko skalėje tai būtų tarp 300–400 metų. Tik tai. Ir viena vertus, atrodo, mes tiek juk net neišsiaiškinsim tų vardų, ne, tikrai. Bet kita vertus, pasaulio istorijoje tai nėra taip daug. Tiek reikėjo žmonių su mumis pačiais, kad mūsų ta giminė būtų tokia, kokia yra. O jeigu dar yra šalia broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės, kažkas davė kokį patarimą vienas kitam, dėl to, kai tam tikri įvykiai pasisuko tokia linkme. Tai tokį parodo mūsų gerąją prasme mažumą. O jeigu mums reikėtų įvardinti giminystės ryšius, tai kartais gali būti ir sudėtingiau. Ir lietuvių kalboje tarsi mes dabar vartojimų žodžių turime nebe tiek daug. Pavyzdžiui, kaip reikėtų pavadinti savo senelio brolį arba seserį. Aš pradėjau ieškoti, kaip čia dabar turėtų vadintis. Žiūriu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo vadinti senelio arba močiutės seserį protėte. Gerai, vadinasi, brolis bus prodėdė. Iš kitos pusės, kaip pavadintumėt savo tėvo pusbrolį? Tai dėdė ir viskas, ar ne? Tai tada skaičiuojam kartomis eilėmis. Tai čia tiesiog yra mano pažaidimas, ta schema. Jeigu įdomu pasižiūrėti, kaip pagalvojau, kad galėtume vadinti ir kaip skaičiuoti tas eilės. Nes jeigu lygintume su kitomis kalbomis, anglų kalboje ten visi skaičiuojami ten tomis eilėmis, visai dvigubai, trigubai ir panašiai. Bet išties neseniai teko aptikti kalbininko Antano Salio tarpukarinį straipsnį, kuriame jis braižo tokias labai įdomias schemas ir ten yra dar kitokiais žodžiais įvardinti tie giminystės ryšiai, kurie dabar jau nebevartojami. Ir man atrodo, kad jis senelius sako senoliai, o broliai seseris pusenoliai. Rodos taip. Reikėtų atsiversti, pasižiūrėti dar sykį. Tai, žodžiu, įdomybių tikrai mūsų kalboje yra. Kita vertus, aš galvojau, kodėl kažkaip mes nežinojame, kaip vadinti visus tuos žmonės. Kodėl visi dėdės ir tetos? Sako, Lietuva švagerių kraštas. Dėdžių ir tetų. Bet po to pasvaršiau, kad ko gero tai dėl bendruomeninio to gyvenimo nebuvo svarbiau, kas yra kaimynai, negu kokio artimumo ar tolimumo ta giminystė. Kur broliai seserys, aišku, žinojo, bet kas toliau, tai galbūt ir žinojo, bet nebuvo taip aktualu. Aktualiau buvo, kad kartu dirba, kartu švenčia, kartu vestuvės, kartu laidotuvės ir panašiai. Čia tiesiog pasvarstymas. Ir jeigu mes norim visus tos žmonės suvokti geriau, ar ne, kas jie tokie buvo, sudaryti savo giminės medį, koks yra veiksmų planas? Pirmiausia, mes turim nuspręsti, ko mes ieškome. Ar mes norim visą savo medį sudaryti, ar konkrečios šakos.
kiek kartų įsivaizduojam, kad norėtumėm. Ar tik kažkiek būna žmogus, aš nenoriu toliau ten pro prosenelių. O ar norim tiek toli, kiek įmanoma. Ir tada turim gyvąją atmintį, fiksuojame faktus, žiūrim, kokius turim dokumentus ir nuotraukas, ką turi giminaičiai, analizuojam pagal įvykius ir vietas, ieškome metrikų ir tada kitų papildomų šaltinių ir sisteminam. Na taip trumpai idealių variantų, nors taip nebūna, mes tiesiog paprastai pagaunam kažkokią tą, užčiuopiam kažkokį tokį uodegėlę ir bandom traukti, o ką tai sužinosim toliau. Na, bet pirmiausia, mes galim pradėti nuo klausimo, ką žinau aš. Praėjusį kartą darėm pratimą, kur atsakinėjote į klausimus ir tikrinamės, ar visus klausimus turėtų atsakymą. Bet iš tiesų, jeigu nepaleistume to rašymo ranka, jūs galite pabandyti tiesiog pasiskirti savo valandą, pavyzdžiui, laiko ir rašyti viską, ką prisimenat apie giminės istoriją. Negalvojant, kad čia teisinga, neteisinga, tikrai tas faktas, tai, ką jūs prisimenate, tiesiog rašyti. Ir gali būti, kad iš ten išplauks faktų, kuriuos jūs galėsite bandyti patvirtinti arba paneigti, prisiminsit kažkokią datą, kažkokią vietovę ir tai bus pradžia. Na, toliau, aišku, ką žino kiti. Tai galim užduoti klausimus, aišku, labai konkrečius, bet kuo vyresniam žmogui užduosime tokius klausimus kaip kada kažkas mirė arba kada gimė, kokiame kaime ir panašiai, tuo dažniau išgirsim atsakymą, kad neprisimena. Tai iš tiesų aš labai visada siūlau ir raginu užduoti tokius kontekstinius klausimus, kurie skatina pasakoti istorijas, bet leidžia žmogui taip laisviau pagalvoti. Ir kartais iš tų istorijų, ne tik, kad mes jas išgirstam ir suvokiam, kaip atrodė jų gyvenimas, bet išgirstam ir tos faktus, kurių norėjom. Nes tarsi grandinėlė, ta atmintis atsiriša, net jeigu yra labai garbaus amžiaus žmogus, sakykime, 90 metų ir daugiau. Jeigu atmintis dar veikia, tai prisimena tada žmogus ir tiesiog pasakoja. Bet vėlgi labai svarbu negalvoti, kad prisiminsim, nes neprisiminsim, negalvoti, kad spėsim užsirašinėti, nes nespėsim. Daryti įrašus. Ir, pavyzdžiui, aš kai įsijungiu pasiklausyti įrašus, kuriuos turiu, pasakoja ta sesuo, pavyzdžiui, kiek kartų klausau, tiek išgirstu ką nors naujo. O ten buvau, pati įrašiau, bet tuo metu dėmesys buvo sufokusuotas į kitą faktą. Ir viskas. Dėl to labai svarbu daryti tos įrašus. Aišku, pranešti ar tam žmogui, arba jeigu jau jam sunku suvokti, tai artimiesiems, kad aš noriu daryti įrašą, kad niekur neskelbsiu, bet noriu turėti būtent tiesiog tuo tikslu giminės istorijos tyrinėjimą. Tai lankom giminės. Aišku, lankydami norėsim, kad parodytų ir nuotraukas, tai vienas iš patarimų yra pasakyti, kad neišsivešite tų albumų. Nes būna žmogus bijo rodyti, bijo, kad pradangins. Tai reikėtų surasti būdą, kaip tas nuotraukas suskenuoti atvykus pas juos. Ar tai telefoną kokį geresnį kažkas šeimoje turi, ar galbūt turite tokį lengvai nešiojamą skenerį, kad neišsivežtumėte. Būna po to jau žmogus pamato, kad tikrai čia nesi koks nors, jeigu ne pirmą kartą atvažiavęs, nesi kažkoks laukinis ir niekur nepradanginsi tų nuotraukų. Tikrai tada prižadėjus reikia iškart nuvežti, aišku. Tai tada jau leidžia vežkis, atveš, vėl aplankysi. Bet tiesiog reiktų apsidrausti, kad žmogus neišsigastų. Kitas būdas, kaip susisiekti, jeigu nutrūkė tie giminystės ryšiai. Nežinom, kaip rasti tuos giminės, tai palikti ant kažkokio giminės kapo raštelius. Geriausias būdas šiuo metu yra pasinaudoti tais žibintais, jeigu jie tušti, nes tada nei nupūs vėjas, nei kažkur ten sušlaps pradings, nes prispaudus taip ten kokio įmautėj, tai turbūt gali ir nuskristi. Ir palikti savo kontaktus. Ne visi paskambins, bet kas jau paskambins, tai gali būti labai naudinga. Ir aš ten pradžioje rodžiau tokią gražią nuotrauką, kur vaikai sustatyti pagal ūgį, tai ta nuotrauka būtent pasiekė mūsų šeimą tik dėl to, nes palikau raštelį kapinėse ir atsiliepė mano močiutės pusbrolis, kuris turėjo prosenelio su visais broliais ir seserimis vaikytės nuotrauką, o kitoje nuotraukoje jie su savo tėvais, proseneliais. Niekas net nesvajojo tokią surasti, nes net prosenelių nebuvo matę. Labai jaunas mirė. Tai gali tikrai turėti gerų rezultatų.
Socialiniai tinklai, kita vieta, kurią galim išnaudoti ir skundžiamės, kad ten dabar yra toks truputį informacinis sąvartynas, ar ne? Bet norint surasti informaciją apie giminę, gali praversti, nes vis dar leidžia mums susisiekti su žmonėmis, kurie kažkur ryšiai nutrūkę arba iš viso nepažįstami. Ir yra tos, sakykime, grupės ant Facebook'e, kuris sako irgi atgyvena, bet šiuo klausimu galim tikrai pasinaudoti žmonių paieškos grupės. Bet kai aš ieškojau, nes iš tiesų norėjau nuotraukų rasti. Pradžioje ne giminaičiai, bet suradau giminaičiai. Tai aš skelbiau visur ir ten vietinėse grupėse, kur žmonės kelia skelbimus apie parduodamas vištas ir traktorius. Visur. Ir pavyko tokiu būdu surasti giminių ir netgi suorganizuoti giminės susitikimą. Tai tiesiog nebijokim tų socialinių tinklų. Ir kartais žmonės galvoja, kaip čia atrodys, jeigu aš įdėsiu ten kokią seną nuotrauką ir parašysiu apie savo šeimą, kad ieškau. Tai mano patarimas toks visada, kas nors ką nors apie mus galvoja. Mes žmonės tokie esam. Sako, žmonės iš vis apie mus negalvoja. Nėra turbūt taip. Ką nors galvoja visada kas nors. Tai bus dar vienas iki pagalvoja. O mes galbūt pasieksim savo tikslą. Tai linkiu nepasiduoti, net jeigu jau bandėte ir dar sėki, ir dar sėki. Ir žodžiu. Ir tarp kitko turbūt dabar pabaigsiu paskaitą ir eisiu paieškoti kur nors paskelbti dar, kad ieškau giminių, kurių dar neradau. Nes kas kažkiek laiko tai padarau ir anksčiau ir vėliau ta informacija ateina. Nes mes neturim kito būdo, kaip surasti žmonės, kurie dabar gyvena. Yra duomenų apsaugos įstatymai, mes galim tik tais tokiu būdu. Kažkokių skelbimų lentų niekas nebeskaito, bet Facebookas skaito. Na va, tai dabar keliaukime prie giminės medžio sudarimo. Kaip jis sudaromas? Tai yra keli pagrindiniai principai, aišku, formų yra dabar įvairių ir daro tokias chronologinės juostas žmonės ir medžius, ir mandalas, ir visą ką. Jeigu mes brėžiame schemą horizontaliai, tai turėtume viršui vaizduoti vyrą, apačioje moterį. Jeigu vaizduojame vertikaliai, tai kairėje vyrą, dešinėje moterį. Toks kaip susitarimas, kurio laikosi visos programėlės, programos, svetainės ir taip toliau. Bet manęs kartais žmonės klausia, sako, čia kažkas ne taip, kodėl programos taip daro. Pačioj aš, tada tėvai, tada seneliai ir pačiam viršui proseneliai. Kaip taip gali būti? Tai turėtų būti pagal bendrą logiką atvirkščiai. Šaknys yra senosios kartos, o mes esame viršuje. Tai į tą reikėtų atkreipti dėmesį, aišku, programos taip nedarys, bet jeigu mes jau vaizduosime medį, darysim paveikslą, jau surinkę informaciją, tai tada atkreipkim dėmesį, kad nepatupdytumėm savęs į šaknis, lyg čia mes tokie labai jau protingi, nes nesam. Turbūt mūsų protėviai daugiau patirties turėjo. Kur tą medį sudarinėti? Tai yra programų, kiti mėgsta ranka, kiti mėgsta atsisiųstas programas į kompiuterį, bet populiariausi pasirinkimai yra internetinės svetainės. Ir aš norėčiau šiandien pakomentuoti dvi pačias populiariausias Europoje ir Lietuvoje. Ir ko gero, kažkas iš jūsų jomis naudojatės. Tai jomis naudojantis tiesiog svarbu žinoti, kuo jos skiriasi ir kur yra pranašesnis viena už kitą. Genė tikslas yra bendras viso pasaulio medis. Svetainė yra genė.com. Tiesiog prisiregistruojam ir darom medį. Ir tą medį galim daryti kiek tik norim, begalinį, tik kai ko redaguoti be mokamo plano negalėsim. Bet, žodžiu, patį medį sudarinėti galime bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, taisyti informaciją ir taip toliau. Bet tai ir yra minusas, kad visi gali redaguoti jūsų įkeltą informaciją. Ypač kas turi mokamus planus, tai jie lengvai matys, nes galės naudotis paiešką. Ir jeigu kažkam pasirodys, kad jūs čia neteisingai ką nors įvedėt, nors visai apie kitą šeimą kalbat, panašus vardai gal pasirodė. Pritaisys ir viskas. Arba kartais tyčia žmonės nenori savo šeimos pavardės matyti, išardo medžius. Kartais tiesiog tyčia vandalai internetiniai apsilanko ir nebėra medžio. Tai tą reikėtų turėti galvoje, darant medį genį, kad tai yra gera vieta sužinoti daugiau informacijos, kad kažkas prideda vis papildomų faktų, bet kad tai gali matyti ir redaguoti visi. Ir dėl to reikėtų nepadaryti to medžio pagrindiniu arba bent jau kas kažkiek laiko atsisiųsti tą informaciją į kompiuterį. Yra toks specialus getcom failas, užkoduota informacija, žodžiu, tekstiniu formatu, kurią galima, tą failą, žodžiu, galima po to kelti į bet kokią kitą genealoginę programą. MyHeritage skirtumas yra toks, kad tai yra individualus medis. Žodžiu,
Jeigu jūs neįleidote ten kokios savo sesers, tai niekas kitas jums ir neredaguos jūsų medžio. Nebent, jeigu sistema parodys sutapimą, tai leis kažkam nukopijuoti jūsų tą šakelę, bet neredaguoti pas jūs. Žodžiu, ir būna kartais man ten kažkas pritaisė, vadinasi, įleidote. Įleidote kitus žmonės ir dėl to jums pritaisė. Kitaip ne. Tai va, bendradarbiauti galim tik jei norime. tą medį galima ir paslėpti, kad nieks nerastų ir būtų tik tais matoma jums ir tiems, kuriuos jūs leidote į savo tą medį. Tai informacija yra saugesnė. Nemokamai tame medyje galima suvesti iki 250 žmonių. Na va, tai tokie skirtumai. Kiti tyrinėtojai turi savo palyginimą, aš tai sakau taip. MyHeritage yra privatus namas su tvora. Geni yra daugiabutis. Ir bendromis erdvėmis ten visi naudojasi kaip tik įmanoma. Tai tokiam bendram supratimui. Na va, ir kad galėtume tą medį sudaryti, tai mums reikia ieškoti informacijos. O pradėti ieškoti informacijos vėlgi gali padėti klausimas, pastebėjot, mėgstu klausimus. Kokie įvykiai ir situacijos atsispindi mano giminės istorijoje. Na ir iš to mums kilo kitas klausimas, tai kokie šaltiniai tada reikalingi. Tai aš dabar pasidalinsiu keliais variantais šaltinių, kuriais galima pasinaudoti. Jų iš tiesų yra begalės. Daug tų šaltinių jūs rasite, naršydami domiuosi genealogija grupėje. Bet dėl laiko taupimo šiandien apžvelgsiu kelis. Pirmiausia, internetinės svetainės. Tai jeigu mes norime rasti palaidojimus, viena iš pagrindinių svetainių, kurią naudosimės, yra cemeti.lt. Ir tai yra paslauga, kurią teikia šitą įstaigą savivaldybėms, skaitmeninimas kapinių. Jūs įvedę vardą pavardę, rasit to kapo nuotrauką ir informaciją apie tuos, kas ten, žodžiu, yra palaidoti. Yra savivaldybių, kurios nesamdo šitos įstaigos ir turi atskiras bazės. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, man atrodo, Marijampolės jau panaikino, nes turbūt bus prisijungia į bendrą, Kretingos yra atskiras. Žodžiu, yra atskirų. Kita svetainė. Ieškoti tremtinių ir ko gero galbūt net ir jums žinoma. lietuviai.sibire.lt mes ieškom tokios glaustos informacijos apie ištremtus žmonės. Tai įvedę vardą pavardę rasime, iš kokio rajono buvo, gimimo metai kokie buvo nurodyti dokumentuose, kada ištremti arba netgi įkalinti ir panašiai, ir kokias sritis. Bet jeigu mes norim išsamesnės informacijos, tada reikėtų kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą, pateikti prašymą, susimokėti už paiešką ir pateikti įrodymus, kad esate tiesioginiai giminaičiai. Tada jums suras tos šeimos bylą tremties. Na ir tada turite pasirinkimus, arba užsisakyti, kad jums kopijas atsiųstų, jos paprastai yra fizinės kopijos, nes spalvotos nelabai kokybiškos, bet už kiekvieną lapą reikia susimokėti virš €50, tai gali susidaryti suma nemaža, arba tiesiog pagal tą surastą numeriuką jūs galite užsisakyti tai dienai, kai vykstate į Vilnių. Jeigu esate ne iš Vilniaus, kad jums paruoštų tą bylą peržiūrai. Jūs nuvažiuosite patys, susifotografuosite spalvotai gražiai ir viską paskaitysit patys. Kodėl sakau užsakyti paiešką? Dėl to, kad manau, kad būtent šiame archyve neverta patiems eiti į skaitiklas ir ieškoti jų duomenų bazėje bylų, nes neturime tiek daug tremtinių šeimose ir tiesiog per didelis vargas. 20 eurų sumokėti už vienos šeimos paiešką, ko gero tiesiog yra patogiau, greičiau, negu keliauti į archyvą, išsiaiškinus pirmiausia, kurios šito archyvo skaityklos mums reikia, nes yra 3. Na, žodžiu, tai tiesiog įveskite Lietuvos ypatingasis archyvas ir rasit informaciją, kaip su jais susisiekti, ir ten bus ir prašymų formos. Kita svetainė, kuri gali būti naudinga ir ne tik genealogijai, bet ir ko gero pamokoms, jeigu dar neteko kartais girdėti, tai yra limis.lt, Lietuvos muziejų kolekcijos, kur yra tiesiog talpinamos nuotraukos muziejų eksponatų. Vadinasi, ir kokių archeologinių radinių, bet taip pat ir nuotraukos.
Tai pagal vietovę, pagal pavardę galim ieškoti, tik tai svarbu vesti tik žodžio kamieną, nes jeigu žodis pavartotas antraštėje kitų linksnių, tai tada mums tarp rezultatų kitaip neatsiras. O kiekvieno linksnio atskirai juk neieškosim. Kitas dalykas, tai aišku, galime nusistatyti ir žiūrėti konkrečios įstaigos, konkretaus muziejaus nuotraukas, dėl to, kad gali būti, kad tie žmonės net pažinti ir nesuindeksuota ta nuotrauka taip smulkiai. O mes galim vizualiai kažką atpažinti. Na ir aišku, yra daug nuotraukų įvairių ir etnografinių tautinių eksponatų, ir tų pačių sodų, ir tautinių kostiumų, ir daug įvairių dalykų. Tiesiog pamokoms pasinaudoti gali būti tikrai naudinga. Bet kokią temą, kokią imtume, ką gali turėti Lietuvos muziejai, jūs rasite čia gerų, ne kokių nors koreguotų ten dirbtiniu intelektu ar dar ko nuotraukų, o realių. Įsidėsit savo šaltinį, kad paėmėte iš kažkokio muziejaus patalpinto čia, bet turėsite gražių iliustracijų, jeigu prireiks. Kita kategorija yra užsienio bazės. Jeigu mes norim ieškoti buvusių išvykėlių emigrantų, tai yra tokios bazės kaip Family Search, MyHeritage, Ancestry. Vieni tai irgi gali praversti, jeigu turim tą mokamą variantą, arba pradžioje užsiregistravus jums leis pasinaudoti mokamo varianto bandomąją versiją, po to laiku išjungti planą ir paieškoti kitų žmonių medžiuose. O kiti trys, kitas trys svetainės, vėlgi, reikės užsiregistruoti. Family Search yra nemokamas. Ir iš tiesų labai įdomi įstaiga, sena, įkurta yra Amerikos mormonų bažnyčios, bet jų genealoginė biblioteka yra didžiausia pasaulyje. Ir mes galim ten per katalogo paiešką netgi ieškoti bažnytinių knygų. Daugiausia bus liuteronų, žydų, stačiatikių iš Lietuvos, o taip pat iš kai kurių vietovių bus ir katalikų. Bet jeigu tiesiog įprasta paieška, kur yra records, tai yra įrašai, vesime vardus pavardės, tai ieškosime emigrantų dokumentų. Lygiai taip pat MyHeritage ir Ancestry užsiregistruoti reikia ir pasinaudoti nemokamą bandomąją versiją, nes šitos jau paslaugos yra mokamos. Daugiausia dokumentų, kiek teko man patirti, yra Ancestry, ypač iš Amerikos, bet Family Search irgi yra labai naudingas ir antras, ko gero. MyHeritage ten jau mažiau. Tai verta turbūt tik tais, jeigu naudojatės medžio paslaugą. Aš, pavyzdžiui, naudojos, nes man ten patogu. Ir tikrai ten jau yra daug kartų viršytas tas skaičius nemokamas, tai dėl to turiu planą. Kaip ieškoti? Jums ten prašys įvesti vietovę, iš kur kilę, metus gimimo, žodžiu, ne. Nevedam. Kodėl? Nes jeigu žmogus buvo iš Kauno gubernijos, nesvarbu iš kurios jos vietos, gali būti parašyta, kad jis yra iš Kauno. O jūs įvesit kokį nors ten, nežinau, Gargždų miestą. Kitas dalykas, gali būti, pavyzdžiui, iš Suvalkų gubernijos. Ir bus parašyta, kad iš Suvalkų. O kitas dalykas, kad tiesiog dažniausiai buvo rašoma, kad iš Rusijos. Kad jis net be patikslinimo. Net ne iš Lietuvos. Nes iki 1899 net neskyrė, kad yra lietuviai atvykę į Ameriką, rašė, kad iš Rusijos. Po to pradėjo tarsi skirti, bet irgi neaišku, ar visiems ten įvardijo. Bet vis tiek kilmės šalis buvo Rusija. Nes buvo imperijos laikotarpis. O dėl gimimo metų vėl, jie ten visur, kur nuvykę ir jauninosi, ir sendinosi dėl įvairių priežasčių, dėl ėmimo į armiją, dėl darbo, dėl įvairių programų specialių. Tai dėl to net nebandykim, tiesiog vedam visaip, kaip vardą pavardę. Angliška versija, sulenkinta versija, sutrumpintas versijas visokias. Ir tiesiog žiūrim iš eilės visus dokumentus, kokius randa su to vardo ir pavardės variantais. Ir ateis momentas, kai matysim, kad taip, čia yra tas žmogus. Ir tada ieškosim toliau. Na, taip pat yra ir užsienio archyvai. Ir truputį galbūt mes iš antro galo einame, nes apie Lietuvos archyvus dar nepakalbėjom, bet tuoj prieisim. O pradžiai užsienio archyvai, na ir keli pavyzdžiai, tai yra pavyzdžiai. Jeigu jūsų giminė yra kur nors prie sienos su Latvija, tai gali būti, kad vienas vaikas krikštytas vienoje sienos pusėje, kitas kitoje. Ir panašiai. Arba giminių iš Latvijos yra. Tai Raduraksti yra svetainė būtent Latvių archyvo, kurie talpina suskaitmenintus įvairius dokumentus, ne tik metrikus.
Baznėjų gramatas, tai bažnytiniai įrašai, ten atidarius matysime įvairių konfesijų įrašus. Pavyzdžiui, dvaselių revizijas. Tai yra iš tiesų surašymai. Yra gyventojų surašymai, bet toks įvardyjimas įdomus sielų revizijos. Ir namų knygos, ir, žodžiu, visokių įdomių dalykų. Tai galima pasižiūrėti. Kitas archyvas, kuris gali būti naudingas, yra jeigu turėjote išvykusių į vadinamas džipukų stovyklas, perkeltojų asmenų stovyklas, arba išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją. Tai Arolsen archyvas ir ten galima pasiieškoti jų internetinėje paieškoje arba užpildyti užklausą ir tada jie paieško, ar turi kažkokių dokumentų. Tai viskas, kas susijęs su to nacistinio laikotarpio priespauda žmonėms. Toliau. Dabar jau galvojame apie Lietuvą. Na ir mes norime ieškoti tų metrikų. Na tai pirmiausia ateina į galvą bažnyčios. Kodėl dabar apie tas bažnyčias? Nes gali būti, kad jūs kažkada klausėte bažnyčioje ir jums pasakė kunigėlis, kad nieko nėra išlikę, sudegė, supilta, dingo, pavogta ir taip toliau. Taip gali būti, nes bažnytinės knygos tikrai nebuvo labai stipriai saugomos daug kur. Bet kažkiek būna išlikę. Tik yra toks dalykas. Didžioji Lietuvos teritorija, dabartinės Lietuvos, išskyrus buvusią Užnemunės teritoriją, galiojo įstatymas nuo pačios 18 amžiaus pabaigos, kad bažnyčios turėjo daryti kopijas ir suteikti tuos nuorašus dekanatui ir vyskupijai. Tai, ką mes galime rasti archyvuose, gali būti tai, ko nėra bažnyčiose. Nes originalai tie, kurie liko bažnyčiose, galėjo neišlikti, o tos kopijos nuorašai buvo perduoti į istorijos archyvą. Dėl to yra tų metrikų ir dėl to žmonės gali ieškoti. Yra ir originalų išlikusių. Dalis originalų dar sovietmečių, ko gero, buvo perduota istorijos archyvui, kita dalis liko bažnyčiose ir tebėra. Prieš kelis metus buvo specialus projektas vykdomas, kai buvo daromi susitarimai su vyskupijomis ir buvo leista pasiskolinti bažnyčiose esančius dokumentus, suskaitmeninti ir paskelbti būtent elektroninio archyvo informacinėje sistemoje. Ir daug tų originalų yra jau dabar suskaitmeninti. Kai ko ir nėra. Tai tiesiog turėkite galvoje, jeigu jums kažkada sakė, kad neišliko, tai gali būti, kad tie nuorašai visgi yra. Sunkiau yra su Suvalkijos kraštu, su ta buvusia Užnemunės teritorija, nes ten to įstatymo, kuris sakytų daryti kopijas, nebuvo. Ir yra tokių parapijų Suvalkijoje, kur seniausi metrikai yra 1922 metų. Seniausi. Prieš tai nieko. Arba kokia nors labai sena viena knyga ir tada didžiulis kelių šimtų metų tarpas. Tai čia yra problema ir žymiai sudėtingesnės paieškos, kažkiek įmanoma atsekti pagal įvairius dokumentus, bet taip pat turbūt ir internetas tai gali pasitarnauti tokiu atveju. Na ir Lietuvos archyvai. Lietuvoje mes turime 9 archyvus ir kai kurie iš jų mažiau aktualūs arba visai neaktualūs, pavyzdžiui, Naujasis valstybės archyvas, niekas mūsų ten neįleis ir nieko mums ten nėra įdomaus, vairūs institucijų dokumentai. Yra meno ir literatūros archyvas, tai galbūt ten gali būti mums kažkas įdomaus, bet netiesiogiai genealoginio. Mums pagrindiniai turbūt archyvai yra Lietuvos valstybės istorijos archyvas, kur saugomi metrikai, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, kur saugomos nuotraukos nuo XIX amžiaus antros pusės ir dokumentai nuo 1918 metų. Ir Lietuvos ypatingasis archyvas, kur saugomos jau okupacinio laikotarpio bylos. Na, taip pat kartais gali praversti ir regioniniai archyvai, kurių yra 4, bet jau tai antraeilis dalykas, pradžioje mes norėsime tų valstybinių. Ir čia aš tiesiog jums parodau, kaip atrodo ta elektroninio archyvo informacinė sistema, skaitmeninė skaitykla. Būtent per čia mes galime ieškoti, bet jau paaiškinti, kaip tiksliai tą paiešką naudotis, reikėtų atskiros progos, nes yra ką veikti, bet tikrai yra įmanoma ir vėlgi informacijos apie tai jūs rasite ir Domiuosi genealogija grupėje. Ta grupė jinai jau gyvuoja daug metų palyginus ir ten yra daug genealogų ir pradedančiųjų, ir mėgėjų, ir jau profesionalų. Tai
tikrai tas palaikymas yra. O tuo labiau, kad dabar pradėjom daryti netgi tokius susitikimus kas mėnesį, kur tiesiog visi, kas nori, gali prisijungti į nuotolinį susitikimą ir mes pasirenkam kokią temą ir kalbamės. Va. Tai jeigu jums įdomu, labai prašom. Na ir toliau dar norėjau apžvelgti trupučiuką tos DNR testus. Jeigu kartais jums įdomu, jūs norit surasti kokį giminaitį ten dingusi Amerikoje ir panašiai, tai arba kad ir čia Lietuvoje jau vis populiarėja, tai tuos testus galima pasidaryti. Jų yra įvairių rūšių. Aš dabar labiausiai gal kalbėsiu apie tos autosominius. Bet kad žinotume, tik ir chromosomos testai skirti vyrams ir ten yra labai įdomus tas mokslas, kur tyriami ir palaikai ir po to yra atsekamos linijas pagal genetinės grupės, kur gyveno, pavyzdžiui, vyriškas protėvis ten prieš kelius tūkstančius metų. Mitochondrinis testas yra visiems, bet pagal motinos liniją lygiai taip pat. Bet dabar mes kalbėkime apie autosominius testus. Autosominis testas tai yra tas įprastas testas, mes užsisakom tą dėžutę, gaunam ją, išsiunčiam savo seilių mėginį ir mes gauname po kelių mėnesių sutapimų sąrašą žmonių, su kuriais mes turime bendrų DNR segmentų. Populiariausia Europoje įmonė šitam klausimui yra MyHeritage. Amerikos rinkoje yra Ancestry ir 23andMe, bet šito paskutinio nerekomenduoju, nes jie buvo įsivėlę neseniai į skandalus, tarsi pardavinėjo tą įmonę, tarsi bankrutavo, bet tada toliau viskas vyko, buvo nutekinę duomenis, na, žodžiu, problematiška. Neverta, manau. Na, bet aišku, kiekvieno pasirinkimas. Ancestry tai yra į Amerikos rinką, testas yra brangesnis negu MyHeritage, bet gali būti naudinga, jeigu norim surasti ypač Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančius, bet taip pat ir kitur, nes jų bazė yra didesnė negu MyHeritage. Tiesiog MyHeritage koncentruojasi į Europos rinką. Na ir kaip atrodo? Na, pavyzdžiui, aš čia matau tokį sutapimą. Jūs gaunat sąrašą ir matysit, pradžioje, jeigu jūs šeimos nariai pasidarėte tėvus, brolius, seseris, pagal kiekius matysis. Pavyzdžiui, su tėvais mes turime 50% su vienu iš tėvų ir 50% su kitu. Bet čia, pavyzdžiui, aš matau yra 0,4%. Mažytis tarsi sutapimas ir čia spėjimas, kad galbūt 5-4 eilės pusseserė. Bet man jisai užkliuvo. Aš galvoju, matau čia pavardę. O pavardė mano močiutės giminės. Bet ten nerašo, iš kur jie nieko, bet man vis knieti kažkaip pasižiūrėti. Ir po kažkiek laiko galvoju, gerai, aš lysiu į močiutės parapiją, Laukuva. Ir einu į tuos įrašus. Na, neišsigaskit, kaip jie čia atrodo, tikrai įmanoma išmokti, net ir nemokantis kirilicos skaityti žmonės išmoksta analizuoti tos įrašus, tik reikia trupučiuko kantrybės. Bet randu, kad tikrai. Laukuvoje gimęs yra toks krikštytas 1903 metais, būtent Juozapas Žilys. Ieškojo tėvų santuokos randu ir matau, kad to Juozapo seneliai yra mano giminės medyje. Ir turėtų būti mano proseneliai. Va. Gerai. Tada aš jau rašau, žodžiu, ten dvi seserys pasitarsius tuos testus, rašau vienai tai seseriai. Sakau, man atrodo, kad mes čia giminės ir žodžiu, jinai man atrašo su jos mama, mes susisiekėm, patvirtina tikrai, taip, tikrai ta šeima gyveno tame kaime. Ir štai, atrodo, toks tolimas sutapimas ir iš tiesų pagal metrikus matau, kad tai yra mano mamos 4 eilės pusseserės. Ir turim patvirtinimą ir DNR, kad yra ryšys, ir pagal metrikus. Na, tai aišku, nėra toks labai dažnas atvejis, nes paslapčių kiekvienoje šeimoje yra ir DNR testą darant reikėtų turėti tai omenyje, nors kartais kaip tik žmonės ir daro DNR testą, nes nori išsiaiškinti, kur ten ta tiesa slypi. Bet tikrai pasidaro įdomu. Na ir aišku, mes pasidarę testą negausim čia giminės medžio. Reikės pasidarbuoti. Bus, jeigu pasiseks ir artimesnių giminaičių, ten 2 eilės, pavyzdžiui, pusbrolis pasidaręs, 3 eilės pusbrolis, susisiekėm, pabendravom, viskas gerai. Bet taip pat ir netgi iš tų tolimesnių sutapimų mums tai gali būti įrankis ne tiek susipažinti su tai žmonėm ir labai ten bendrauti. Gal Facebook'e susidraugavom ir esam kažkokie labai draugai. Bet prisidėjo visa graži šaka giminės medžio. Nu, tiesiog. Va. Tai ta gaida, kokios yra atradimų galimybės, aš bandžiau apžvelgti šiandien įvairius būdus, kaip mes tos informacijos ieškome. Atradimų galimybės jos yra tiesiog beribės.
Ir mes galime labai įvairiais būdais, iš labai įvairių kampų tyrinėti savo giminės medį ir kalbėti čia reikėtų ne valandėlę, o žymiai ilgiau, kad galėčiau paaiškinti, na, kaip visą tai daroma. Ir dalis jūsų, jūs jau tai darote. Na ir mums patiems įdomu. O tai mūsų vaikams ir mokiniams. Sugrįžkim prie jų. Tai pirmiausia, pagrindinis dalykas, man atrodo, yra pavyzdys. Nebūtinai jiems dabar bus įdomu, bet jeigu bus apie tai kalbėta, tikrai vėlgi savo pavyzdžių pakartosiu, kad po kažkiek metų ateina į galvą, kad man kažkas apie tai sakė. Kita vertus, jeigu mato pavyzdį, kad įdomu, vėlgi ateis momentas, būna, žmogus sako, man įdomu, mano vaikai, tai jie išmes viską. Ateis momentas. Tikrai ateina momentas, kai pasidaro žmogui svarbus tas klausimas, o iš kur aš? Nebe taip svarbu žaisti savęs ieškojimus, svarbiau pasidaro suprasti, o kaip čia viskas susiklosti. Tai tą pavyzdį matyti yra, man atrodo, tikrai svarbu. Kaip pritaikyti šitą temą? Tai tiesiog kelios idėjos, na, pavyzdžiui, aš paprastai duodu tokį užduotį tiek suaugusiems, tiek mokiniams. Nupiešk savo giminės medį iš atminties. Man atrodo, kažkokia keista užduotis, kodėl čia taip reikia daryti. Ne rašant žinutę mamai, ne kažkur tikrinant, o kad pasitikrintų žmogus, kiek arti yra ta informacija. Ir tarsi tai būna tokia sąžinės prispaudimas, pasidaro, pasibraižo tą schemutę žmogus ir tada galvoja, aha, na aš dabar turėsiu grįžęs pasiklausti arba susirasti, nes neprisiminiau, tai kaip aš galėjau neprisiminti. Tai kartais toks suveikia, aišku, ne kiekvienam. Gali būti teminiai projektai, na, pavyzdžiui, ką esu panašus ir gal atras jūsų tas jaunas žmogus, kad jisai panašus į savo prosenelį. Turi kokį pomėgį, arba net išvaizdą, gal suras nuotrauką, tai, sakykime, tai gali būti rašiniai ir pristatymai ir dar daug kas. Toks integruotas galbūt netgi gali būti dalykas su istorija, arba būtent iš istorijos pamokų. Kaip giminės istorija atsispindi didžioji istorija? Kokie yra tie įvykiai? Vėlgi įvairiomis formomis gali būti prezentacija, gali būti sakykime, rašinys ir na, niekas nepasakys, kad čia ne pagal programą, tiesiog tokia tema, ar ne? Arba kuo šeimos patirtis siejasi su literatūros kūriniais skaitomais. Vėlgi galima labai gražiai surasti sąsajų. Na ir tokia etnokultūrinė labiau tema, etnokultūra arba tautinė kultūra giminėje. Kas moka arba mokėjo amatų, kas mokėjo dainų, kaip atsispindi, kas yra išlikę, ar yra išlikę mezginių, nėrinių, audimų ir panašiai, rožinių galbūt. Irgi tokiam patyrinėjimui ir galima pritaikyti prie įvairių mokomųjų dalykų, o galbūt tiesiog būna mokyklos įsitraukia į kokius projektus, ar ne? Tai projektui. Ir galima tai labai įdomiai padaryti. Galų galia, jeigu esate matematikos mokytojas, duokite paskaičiuoti matematinę progresiją, kiek yra protėvių, kiek nors ten kartų. Praktinė užduotėlė. Na ir reikėtų pasakyti išvadų, ar ne? Tai pirmiausia, mūsų kultūros paveldas ir istorijos įvykiai, ir menai, ir amatai, ir įpročiai netgi, ir posakiai, jie yra užfiksuoti mūsų pačių giminės istorijoje. Ir būtent pažindami savo giminę mes pažįstame ir save, ir tradicijas, ir paveldą, ir istoriją. Ir negali sakyti, kad tai yra vienintelis kelias teisingas. Ne, tai yra vienas iš kelių. Yra žmonės, kurie tas savo šaknis pagerbia šokdami šokius. Kiti dainuoja, kiti ką nors gamina. Bet genealogija gali netgi apimti šiek tiek plačiau. Vat būtent per pažinimą, suvokimą. Net jeigu nemoki pats kažko padaryti, bet tu gali grožėtis, gali domėtis, gali suvokti, kaip tai vyksta. Tai yra vienas iš tokių kelių. Bet gražus kelias, visai neblogas. Ir galbūt netgi gali padėti užsikabinti ir tam jaunam žmogui pasidomėti kažkokią sritimi labiau. Na ir prieš pereidama prie atsakymų jūsų klausimus, kuriuos galite tikrai rašyti dabar į susirašinėjimo tą skiltį, norėčiau tiesiog parodyti trumpai, kad važinėjai į mokyklas tiek su paskaitomis, tai gali būti jau, sakykime, didesnė auditorijai mokyklai, per kultūros pasą, gali būti giminės medžio dirbtuvės arba edukacija mano šaknis ir nuo
nuo pat 5 klasės yra programos šitomis temomis. Ir mes tada tiesiogiai su mokiniais kalbėsime. Kartais būna tas toks, kad kai ateina svetimas žmogus, ne mokytojas, kurį dažnai mato, truputį kitoks klausimas ir užsikabinimas. Tai jeigu norėtumėte pasinaudoti kultūros paso lėšomis, kurios jau veikia, visai neseniai pradėjo veikti ir buvo paskirtos, tai labai prašom, tikrai mielai atvyksiu, bus pavasarinis gražus susitikimas, priminimas ir paskatinimas domėtis savo šaknimis ir taip pat užsikabinimas pradėti sudarinėti giminės medį. Ir tarp kitko, praėjusią savaitę buvau vienoje mokykloje ir man tai buvo įdomu stebėti 5-okai, 6-okai. Jie taip užsikabino būtent per tą technologinę dalį, kad galėjo telefonuose savo pasiieškoti informacijos apie protėvius. Pamatė ten kapų nuotraukas, pamatė ten pavardžių ir iškart susisiekė su tėvais, kad tikrai čia tas žmogus. Jiems buvo tokia euforija, kad jie galėjo jau surasti taip greitai iš karto. Tai kartais tiesiog reikia labai paprastai pažiūrėti ir leisti pasiieškoti tos informacijos ir tų žinių. Na ir taip pat primenu, kad yra netgi ir kortelės, kurias galima pritaikyti tiek savo šeimoje, tiek ir klasėje. Irgi ką darau, tai kalbame su mokiniais tom kortelėmis ir jeigu dar šį vakarą paskubėsit užsisakyti, tai bus nemokamas siuntimas, nes kovo 11-osios proga buvau tiesiog tokią atrakciją padariusi. O trečiadienį, ne ketvirtadienį, trečiadienį vyks dar viena paskaita, į kurią galite užsiregistruoti, jinai vadinasi, kaip atsirado lietuvių kalba. Nes paprastai mes daugiausia koncentruojamės į rašybą ir tiek, kiek mokykloje reikia. Bet jeigu norisi truputį daugiau, kaip ta kalba formavosi. Ir kartais mes turim tokių įsivaizdavimų, jeigu nesam, sakykime, būtent lietuvių kalbos mokytojai arba mokslininkai, kurie netyrinėja tą sritį, tai turim įsivaizdavimų, kurie ateina labiau kartais iš interneto, bet ne iš realybės. Ir galbūt gali būti įdomu pasižiūrėti, o kaip ten iš tikrųjų viskas klostysi. Na ir pabaigai. Kiekvienas turi teisę pažinti savo šaknis. Tikrai. Bet kartais galvoju, gal net ir pareiga. Taigi štai. Kokių turite klausimų? Aš dabar išjungsiu skaidrės ir ateinu pas jūs. Jeigu jūs turit kokį klausimą, tai dabar sakykite arba rašykite. O jeigu ne, tai tada atsisveikinsime iki kitų susitikimų. Norėčiau paklausti, girdite, Taip. ne? Taip, Eglė. Norėjau paklausti, ar yra papildoma paskaita, kaip naudotis Lietuvos centriniu archyvu? Ar istoriniu archyvu? Ten irgi suskaitmenizuota bent, bet ten irgi sudėtinga. Reiktų susipažinti su tai. Taip. Yra sudėtinga, bet nėra taip sudėtinga, kad negalėtumėm, žodžiu, išmokti. Tai iš tiesų bus paskaitos, tik dabar tas ciklas bus žemaitiškai. Tai kartais žmonės gąsdina. Man tinka. Bet tikrai, jeigu užsieniečiai supranta, sakau, užsieniečiai, kurie mokosi lietuvių kalbos, jie supranta žemaitiškai, pagalvokit. Va, tai kol kas visi aukštaičiai suprato. Balandžio 2, 6, 9. 3 paskaitų tokia serija. Genealogijos pradžiamokslis. Bus pirma paskaita apie archyvus būtent. Antra paskaita apie bažnytinių įrašų analizavimą, trečia paskaita apie naudojimąsi elektroninę sistemą. Taip. Va, tai jeigu jums aktualu, tai... Antrą, pakartokit, antrą. 2, 6, 9. 2, 6, 9 dienomis, taip. Taip. Tai aš tada tiesiog, kai siūsiu laišką su įrašu, priseksiu tą nuorodą ir dabar tuoj pat įdėsiu dar į mūsų šitą susirašinėjimo skyrelį. Jeigu norėsit iš karto pasižiūrėti. Taip. Štai. Kam įdomu, galite atsidaryti. Tikrai yra atskira tema ir neišeina visko sukimšti į vieną. Be abejo, tai užtat ir klausiu, čia jums labai laiko ir žmonėm klausimų turbūt kyla daugiau negu šiaip po įvadinės paskaitos. Tai aš kaip tik dirbu su tuo medžiu irgi
Ir vat pačiai kyla irgi tokių klausimų. Na, aišku, galima sumokėti ir jie tau viską padarys. 300 eurų ir jie ten dirba. E, matot, mes, ar čia dar yra tas, kad bajoriškų šaknų ieškom? Mhm. Nu, to patvirtinimo. O jūs turite galvoje, kad galima sumokėti archyvui ar tyrinėtojui? E, archyvui. Tai Aš čia skambinausi dėl vėlgi, taip, bajoriškų taip. šaknų. Tai jie sakė, sumokėkit tą pradinį, o paskui jau jie ten, jau vardina tą sumą, Mhm. aišku, ten iki 1,5 tūkstančio gali augti, priklausomai nuo kiek giliai mes ten norime ieškoti. Taip, taip. Tiesiog toks patarimas praktinis. Gal negražiai aš darau, kad sakau, nesamdyti jų tiesiogiai, bet kartais jie tiesiog gal ir ne viską iki galo apžiūri ir kita vertus tai atskirai pasamdytas tyrinėtojas, yra jų daug, vat irgi grupiai galite rasti, Mhm, mhm. jisai truputį kitaip pažiūrės. Ir jūs galėsite tiesiogiai pabendrauti ir, žodžiu, pasiaiškinti, jeigu jau jūs nuspręstumėt kažkas iš jūsų ne patys, sakykime, o samdyti. Tai geriau samdyti atskirą žmogų, kuris tada lys ten į tuos dokumentus. Nes su archyvu kartais yra truputį problematiška. Nepaskambinsi ir nepasakysi, kad aš čia kažką papildomo suradau, sužinojau ar dar ką nors. O jeigu, pavyzdžiui, užsakant konkrečių metrikų paiešką, tai būna taip, kad sumoka žmogus, o jie patikrino kelias ten vietas, bet netitiko kažkas ir sako, nėra ir viskas. Tai būna tokių dalykų ir čia ne dėl to, kad atbaidyčiau nuo naudojimosi archyvu, bet kad žinotumėt, kad būna kartais po to nusivylimų tiesiog žmogui, kad ne viskas taip, kaip įsivaizdavo. Tai geriau jau tada pasisamdyti atskirą žmogų, kuris įsigilins į jūsų tą, sakykime, situaciją giminės ir tada jau galėsite bent Mhm. daugiau tos informacijos sulaukti. O šiaip tai tikrai labai aš kviečiu visada ir skatinu, kad žmogus pats domėtųsi, nes tai yra kitaip. Na, aš sakau, mes dabar, vat, kad ir nuotoliu, bet galim pasikalbėti, ar ne, čia pasisveikinti, kažko paklausti. O kito būdo pažinti tuos protėvius savo, kurie jau seniai išėję, mes neturim, tik tais per tą pažinimą. Bet jeigu mums kažkas kitas padaro, tai dažnai baigės to, kad žmogus pavarto, pasižiūrėjo, o gražus medis ir į stalčių. O jeigu mes patys tiesiog įsitraukiam į tą procesą, patys ieškom informacijos, tai yra kitoks tas pažinimas ir kitoks ryšys su ta informacija ir kitoks suvokimas. Tai dėl to galvoju, kad tikrai labai naudinga yra kiekvienam, kad ir su pagalba kažkieno, bet ieškoti pačiam. Taip, nes yra konkretus asmo. Pavyzdžiui, Neringa dar yra, nėra, nežinau, nei ten ruošiasi iš darbo išeiti, kuri Mhm. būtent nukreipė į bajoriškų šaknų ieškai, to herbo, visa kita, tai jinai konkrečiai yra archyvės žmogus, kuris, nu, Mhm. nežinau, ar jinai dar neišėjo iš darbo, ten planavo liktai išeiti, bet ten tiesiog jau iš karto ta bajorų sąjunga nukreipė į ją kaip Taip, taip. specialistą. Konkrečiai. Tai Yra, aišku, archyve dirbo žmonių, kurie patys asmeniškai domisi genealogija. Bet tai čia vėl toks sėkmės reikalas. Ir, pavyzdžiui, istorijos archyve, na, ten būna įvairių situacijų, kur žmonės sako, na, labai taip valdiškai pažiūrėjo. Tai tiesiog reikia apsižiūrėti gerai, kas tą paiešką darys. Tai tuos metrikus be abejo mes juk ir patys čia galime, ar ne, sėkmingai susirasti, taip, Taip, taip. nes, nu, giminė yra žinomos tos datos, kaip ir Bet ir tėvai. bajoriškas šaknis, tuos Taip. dokumentus mes yra kai kas skaitmeninta, kai kas nėra skaitmeninta, bet galima nuvykus pačiam žiūrėti. Tai nėra toks kažkoks slaptas dalykas. Mhm. Nu, taip viskas labai sudėtingai taip atrodo, ar ne, kaip tu ten įeisi, kaip jūs sako, tiek skaityklų ir visa kita. Aišku, jie rekomenduoja, kad atvyktume, sako, ieškokit ten patys ir visa kita, bet jeigu giminė ten plati, ar ne, Mhm. ir, nu, tai va, ten kiek giliai mes eisim, ar ne. Nu, mes tai žinome, kad ten yra tai yra ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir juk šiaip tų titulų, nu kaip ten buvo užtarnauti kare, pavyzdžiui, ir ne kažkokiam tie titulai, kiti buvo paveldėti, nu ten įvairiai tą bajorystę gaudavo, ar ne? Tai va, nu, bet aš irgi tame procese tiesiog, jeigu čia vat, žmonių netrukdau su savo tuo pasakojimu, tai
Aš irgi einu pagal istorinius įvykius, čia Žemaitija, būtent mano giminė visa yra. Aišku, buvo numigravę į Ameriką ir jie ten susituokė ir man pats tos migracijos procesas labai įdomus, kaip jie paaugliai būdami atsidūrė toje Amerikoje, būtent Čikagoje. Istoriškai tai sako, kad ten buvo labai didelė bendruomenė ir jie vieni kitus globojo ir, aišku, vyko pas giminės, bet vat, jeigu mano vat, bočių įman klausimą, mamos, jau man probučiai, tai jie ten du lietuviai susitiko, susituokė, pasigimdė porą dukrų ir labai norėjo į Lietuvą ir pargrįžo iš šitus Mhm. visus įvykius įdomus, ar ne? Bet tos kelios dukros turėjo Amerikos pilietybės. Taip, taip. Nu, tai viena Sibirė atsidūrė, o kita išmigravo sėkmingai. Tai vat tos peripetijos, kaip jūs sakėt, mes dalyvaujam patys to, mes kuriam tą istoriją ir dalyvaujam tose įvykiuose. Tai vat kiek mes čia ir bendraujam su ta giminė didelė labai, bet, nu, vat sėkmingai daug nuotraukų yra išsaugotų. Tai aš jau dalinuosi ir su muziejais, ir su Alka, ir jau Rietavas užsiprašė. Aišku, mes įsipynėm į tuos žydiškus įvykius, sušaudymus Rainių. Ir Mhm. mano senelis išgelbės yra viena žydaitė ir dabar aš ieškau tos žydaitės pavardės, nes jie tik vardą atsimena. Tai va, bet aš pasijungiau pačius muziejus. Jie sakė, tu jau daugiau žinai negu mes, bet, kaip sako, kiekvienas žmogus kreiptųsi su savo nuotraukom ar ne, su savo tą istoriją ir pasidalintų su muziejais, tai kiekvienas regionas, nu, labai papildytų savo to krašto istoriją ir mielai. Nu, Taip, tai taip. aš čia tik taip labai dėkui už paskaitą, tikrai prisijungsiu balandžio 2 dienai ir ačiū visiems ir jums gerą vakarą. Tai va, Ačiū. Gerai, galvoju, kad mes tą gražią gaidą ir pabaigėm. Jeigu kažkam dar kils koks klausimėlis, tai jūs man rašykite. Ir tada, kai tik pasikraus įrašas, aš jį atsiųsiu ir pasidalinsiu su visais, kurie buvo užsiregistravę. Tai gražaus vakaro ir iki susitikimo. Viso gero. Viso gero.